Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Šiandien noriu pasidalinti savo mintimis apie tą filmą Keršytojas, kaip jis ten, kur sukrėtė visą Europą. Tai nežinau, ką ten tas filmas galėjo sukrėsti, kai manęs jis nesukrėtė visiškai, mane sukrėčia mūsų realybė, kada pas mus iš automato OMONas sušaudo žmonės, neįgalius žmonės naikina grinai kaip nacija ir panašiai. Tas filmas tik tai atspindėjo natūralią daugumo žmonių reakciją į šiandien vykstančius procesus. Ir tas filmas pasakė aiškiai, kad demokratija, normalus pasaulis turi gintis, ne kreidelėmis paišydamas ant asfalto, kad mūsų neišgąsdinsi, nekeisdamas įstatymus, o tiesiog paimti ir apsiginti nuo to blogio fiziškai. Beviltiškai yra blogiai, kad tave pjauna peiliu aiškinti, kad jis pažeidžia įstatymus ir kad tu turi teisės, arba privartautojai aiškinti, kad tai negražu, negera, nemoralu ir panašiai, kad auka nekalta dėl to, kad trumpą sijoną dėvi arba yra baltosios rasės ir panašiai. Dar aš noriu kitų kampų pažvelgti į tai. Dabar čia visi baisėjasi, kaip čia baisiai, nieko ten baisaus tam filme nebuvo parodyta, daug pritempimų, šaudimo to tokio man jis pasirodė bevertis, kur ten tos išklojo omonininkus visus. Bet pati mintis gerai ir visur rodo, kad žmonės džiaugiasi ir sako, kad mums tokio žmogaus reikia. Realiai tokio žmogaus, ne žmogaus, o tokių žmonių reikia iš tikrųjų. Pamenat, buvo toks reiškinys Lietuvoje, tokia gėda Lietuvos kaip Arūnas Dulkys, taip vadinamas sveikatos ministras apsaugos. Tai turėjau garbės su tuo didžiai negerbiamu ponu bilinėtis, tiksliau dėl jo, valstybė dėl jo mane smaugė, kad aš jį pasiunčiau ant 3 raidžių, išvadinau kurvą ir pasakiau saugokis elektroniniam laiškė ir pasirašiau, ne kaip nors anonimiškai. Tai tas tuščia vieta atliepusiam ausim yra pasakęs kažkada, pats to nesuprasdamas, kai sako, jis pasakė tiesą, kiek ten procentų Lietuvos žmonių turi psichinių problemų. Tai matot, ką vadinti psichiniam problemam. Tai psichinės problemos nereiškia silpnaprotystės ar būtinai silpnaprotystės, nebūtinai tai kažkokia šizofrenija, bet psichinės problemos verčia žmonės žudytis, verčia žmonės vartoti alkoholį, narkotikus ir panašiai. Jis to nesupranta, bet jis pasakė durnelis ir tiek. Aš dabar apie savo reakcijas. Tai suprantat, va tos mentus, kurie man rašė baudas per tą vadinamą COVID po 500, aš juos mielai pakločiau, kaip tam filme. Nesakau, ką tą darysiu, aš kalbu apie savo reakcijas. Mielai pakločiau. Kada mane išteisino jau tame teismuose už tą laišką Dulkiui, man gražina 1500 iš 2400 eurų išlaidų teismo. Nors pripažino, kad reiškia, aš esu visiškai nenuteistas, išteisintas ir panašiai, turėjo gražinti viską, bet, režimas vis tiek turėjo mane nubausti. Buvo teismai nuotoliniu būdu, dėl šitų davinėjom, ten advokatas nėrės iš kailio, tiesiog stengiamės atsiimti tos pinigus. Niekaip negalima iš varto, niekaip negalima, tiek iš Teisingumo ministerijos, tiek iš prokuratūros, tiek iš mentūros. Beviltiškas dėdukas toks. Niekaip negalima, čia įstatymai draudžia gražinti viską ir panašiai žmogui, kuris buvo tampomas po teismus, ribojamos jo teisės. Aišku, aš nesilaikiau tą, aš buvau išvykęs per tą visą, nesvarbu. Ir suprantat, niekaip negalima. Čia aiškus, bet kokios teisės pažeidimas ir panašiai. Bet svarbiausia, prieš teismą prisijungiam nuotoliniu būdu, ten tokia visai gražios išvaizdos patelė, nepamenu iš kur dabar, kas iš kur buvo, kas iš prokuratūros, kas berods iš Teisingumo ministerijos. Tas iš policijos departamento beviltiškas dėdukas, kuris apsijuokė per teismą. Jie kalbasi gražiai, suprantat, apie vaikus ten, apie anūkus, kaip jie keliauja, kaip sekasi, kaip mokykloje vėl, atrodo paprasti žmonės, normalūs jie, arba bent jau vaizduojasi, tokie geri, mandagus, kalba nekeldami balso. Bet kita pusė įsijungia kameros, prasideda teismas, jie pradeda žudyti mane šiuo atveju. Tai irgi yra žudimas.
kada vat žmogų palieki. Tiesiog nepalieka jokio. Paskui spjovėm mes jau ten su advokatu, nes atmetė ir kasacinį tą skundą, tegu apsišika su tais 900 eurų, bet aš juos irgi, žinokit, visus mielai pakločiau, kaip tam filme, kaip tos teisėjus. Ir žinokit, nesudrebėtų ranka. Vienintelis tik tai sulaukčiau mandato, kad tai būtų, reiškia, kažkoks tribunolas ir jie atsistotų į kartuves arba elektros kėdę arba dar prie sienos. Tai suprantat, va tokia mano reakcija. Aš kartais jos pats bijau, bet jaučiu, kad ranka nesudrebėtų, suprantat. Anksčiau aš būčiau net apie tai pagalvoti, beje, šiandien galvoju, kaip aš pasielgčiau, ko gero ranka nesudrebėtų, suprantat. Tai, va, tas filmas įrodo visų žmonių įtampą, reakcijas ir išraišką. Dabar grįžtant, vat naujas partijos čia vienėsi, gerbiamas Vėgėlė, panašiai, nieko nebus iš tų kalbų, ką darys, kaip keistant Seimo narių skaičių, tvarką, panašiai, viskas tai labai reikalinga ir svarbu ir aš pritariu visą širdim ir sielą. Žmonės tiesiog nebalsuos, jiems per sudėtinga. Jeigu nebus teisingumo dedamosios, tai yra kažkokio specialaus sudaryto teismo tribunolo, gal net su tarptautiniais stebėtojais ir ekspertais, visiems va šitiems, kurie mus engė per visus covidus, mūsų gyvenimą vertė pragaru, tebeverčia, kurie vogė, kurie šaudė žmonės, sušaudytas dėdukas ir moteris be teismo, be šito nieko nebus, suprantat. Taip, kad aš labai palaikau tą filmą ir beje, geruoju režimas nenusileis. Geruoju režimas nenusileis, kaip at irgi Michailą Vėlerį stebiu kartais, beveik viską jo pasiklausau, žmogus ne visko sutinku, bet protingai kalba. Tai jis sako, mes turime įvesti diktatūrą tiems, kurie įvedinėja diktatūrą mums. Antat. Iš tikrųjų, čia tik pasvajojimai būtų jos pasodinti elektros kėdę ar ten į kartuves pastatyti, bet kad jos paleisti basus nuogus, kad jie negalėtų dirbti jokiame viešame darbe, viešame sektoriuje, tik privačiame nuo valytojos iki bet ko. Ta padaryti galima ir reikia, va tada tik tokiai politiniai jėgai žmonės patikės. Tik tokius rinks ir aš tik tokius rinksiu, kurie įsipareigos padaryti, tai atstatyti visiškai Lietuvoje teisingumą. Tai va tiek apie tą filmą, piktas esu jo žiūrėdamas. Bet, teisingumas šiaip ar taip visada laimi, pralaimi tik mūšius. Karus laimi teisingumas. Visada tamsiausios, šitas visas tirščiausia tamsa yra prieš auštant. Tai čia Dievas neleis sunaikinti pasaulio. Tai aš tą irgi suprantu, tik tiek, kad tas žmogaus gyvenimas per trumpas, užuot užsiėmus normaliai gyventi, stebėti visą šitą siaubą ir laukti, kada tavęs ateis va tokie. Ir blogiausia, kad žmonės yra abejingi. Kodėlgi žmonės, žiūrėkit, labai populiarūs tie, kurie Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, dėl visų problemų kaltina žydus, pas mus dar Ukrainą. Stebėkit. O todėl, kad tie, kurie va taip daro, telkia žmonės su tokiais tus kaltinimai žydams, ten Ukrainai ir panašiai, sako, žmogau, tu nesi nevykėlis, bailys, godus, abejingas kitam, tu nekaltas, tu nieko nepakeisi, čia kalti žydai ir ukrainiečiai, suprantat. Tai buvo prieš antrąjį pasaulinį karą Vokietijoje, tai dabar kartojasi ir veda prie baisių dalykų ir naikina žmonių pasiryžimą priešintis, kovoti prieš režimą. Taip, kad netikėkite netikrais pranašais. Kaltas mūsų bailumas, abejingumas, godumas. Taip, visi turime kreditų, taip visi dirbame, bet jeigu mes nekovosime, mes tikrai viską prarasime. Jeigu mes kovosime, mes turim 50%, bus taip arba taip. Tai va tiek. Geros visiems dienos.